Ne, čia, čia kažkokia buvo dar, jis medelis kažkoks pradėjęs augti, tai kad nesulaukėtų, tai mes šiek tiek aptvarkėm tą teritoriją. Čia Edvinas pamatą tvarko, namo tyrinėja, koks pamatas, ir iš po pamato buvo štai iškasta tiek skudurų, kurie keliavo štai į šitą maišą. Nors jau mes išvežėm 2 mašinos didelės maišų praeitą rudenį, bet va jau kaupėsi naujos šiukšlių sankaupos, kurias kažkaip irgi reikės išgabenti. Va taip. Darbo daug. Ir mano nuotaika tokia labai svyruojanti. Tai aš labai džiaugiuosi, darau visą užsidegime ir didelėj vilty. Tai aš pasidarau tokia labai liūdna kažkaip, nes tiesiog apimtis yra didžiulės, o mes nesam čia gyvenantis nuolat, tik tais kartais atvažiuojam. Tai kada čia viską padaryti reikia, aš nežinau. O dar plius Edvinas nors turi tikrai rankas geras, va, tas namas. Bet vis dėlto Edvinas yra toks labai atsakingas, kruopštus ir toks 100 kartų pamatuos ir tik tada kirps. O žinoma, tai vis dėlto kainuoja laiko. Tai kainuoja laiko, nes aš labai myliu šitą jazminą. Jis neįsivaizduojat, kas čia buvo. Čia buvo visur vijokliai. Jie buvo tiesiog apgaubę šitą vargšą jazminą. Tai aš jį praėjusių metų vasarą sutvarkiau. Tai jis dabar jau atsigavinėja irgi, aišku, senas, bet labai gražiai žydi. Rožė, kurią aš išlaisvinau, irgi šiek tiek aptvarkyta, apgenėta. Šitas krūmas tai buvo aptvarkytas, bet jau jisai vėl plečiasi ir želia. Ir kaipgi jis vadinasi? Jis vadinasi hortenzija? Man atrodo.